Sveiki, mano vardas Andrius, aš iš kompanijos Remax ir šiandien aš norėčiau su jumis pakalbėti apie tai, kas yra sunkiausia dirbant brokeriu. Šitą klausimą aš išgirdau iš vieno kandidato, kuris buvo atėjęs į pokalbį ir norėjo tapti brokeriu. Tai kad atsakyti šitą klausimą, reikėjo šiek tiek pagalvoti, nes daug kartų manęs to neklausė per 8 metus dirbant šitą darbą. Tai man sunkiausia, aš galvoju, dirbant brokeriu, yra sakyti klientams tiesą. Sakyti tiesą, aš turiu omeny ne tai, kad klientų neapgaudinėti ar jiems meluoti, bet turiu omeny tai, kad pasakyti jiems realią situaciją, ko labai dažnai jie neišgirsta iš kitų brokerių arba jie net nenori išgirsti, nes jie vis tiek parduodami turtą turi savus lūkesčius, nes ir jie turbūt tikisi juos išpildyti, gaudami tam tikrą norimą kainą. Ir pas jos argumentacija dažnai būna tokia, kad aš norėčiau gauti tiek, nes man reikia tokios sumos ir norėčiau parduoti už tiek, nes noriu nupirkti 2 butus ir panašiai. Bet šiai dienai mes turim rinkos situaciją tokią, kokią turim, ir jeigu norim parduoti nekilnojamą turtą, tai mes turim jį pardavinėti realią rinkos kainą, nes nesvarbu, kokią reklamą tu darytum, kiek tu ją investuotum, kaip plačiai paskleistum žinią apie parduodamą nekilnojamą turtą, jeigu jisai bus ryškiai per brangus, tu tiesiog jo nesugebėsi parduoti ir nesugebėsi įgyvendinti tų klientų norų, kuriuos nori įgyvendinti. Tai sakykime, tas pasakymas realios situacijos ir realios kainos įvardyjimas, jisai iš esmės yra sunkiausia, nes nenori tu suteiki klientui neigiamas emocijas, nes jisai supranta arba pradeda suprasti, kad jo turtas yra tiek nevertas, nesvarbu, už kiek jisai jį pirko, už kiek jisai investavo į to buto remontą, buitinę techniką ir taip toliau. Tų pinigų šiai dienai atsimti jisai negali ir tenka su to susitaikyti. Tai tos tokios neigiamos žinios nešimas, neigiamų emocijų sukėlimas, jisai yra neabejotinai man sunkiausias, nes visi kiti dalykai, konkurencija, ekonominiai faktoriai, kainų kritimas, sandorių skaičiaus didėjimas ar mažėjimas, jisai nėra toks sunkus dalykas, nes jeigu tu dirbi, tu teiki kokybiškas paslaugas, tu nori padėti žmonėms, sprendi jų problemas, visa tai yra padaroma, bet tas nuolatinis, kasdieninis pasakymas realios situacijos, realios tiesos vardymas, jis yra pakankamai sunkus, nes tu patiri tam tikrą psichologinį krūvį nuo tų žmonių, nuo tų neigiamų emocijų. Tai tiek norėjau pasakyti šią temą. Jeigu jūs sutinkat su manim ar nesutinkat, arba turit kažkokių komentarų, galite drąsiai man rašyti andrius.kapitančiukas@remax.lt arba skambinti 8677 57 497. Ačiū ir visiems geros dienos.